Šio sekmadienio Evangelija pratęsia vakar bažnyčios švęstą šlovingojo kryžiaus šventę. Tikėjimo išpažinimo Cezarėjoje, Filipo mieste akimirka yra mokinių tikėjimo brandos momentas. Jie visi buvo sutikę Kristų. Vieni ėjo paskui jį, nes Jonas Krikštytojas jiems jį nurodė. Kiti buvo pakviesti, kai grįžo iš žvejybos ir taip toliau. Visi jie klausėsi jo ir matė jo daromus stebuklus, tačiau Jėzaus asmuo liko apgaubtas paslapties. Kas jis? Ar jis buvo pranašas Elijas, kuris sugrįžo? Ar jis yra dar kuris nors iš pranašų? Kai Petras išdrįso ištarti tu esi Mesijas, tai buvo visos pirmosios Evangelijos dalies kulminacija. Nuo tada Jėzus toliau brandina mokinių tikėjimą, kalbėdamas jiems apie savo kančią ir kryžių. Petro maištą šių žodžių akivaizdoje būtina suprasti ir įprasminti, sudabartinti. Pagunda atmesti Dievą, kuris nusižemina, ir kuris yra atmestas ir nubaustas mirtimi, Petro dienomis buvo stipri, kaip visada, tačiau galime sakyti, kad ji ypač šiandien sustiprėjo. Šiandien išaugo žmogaus galia, kuri atrodo atneša viską, ko trokšta žmogaus širdis. Maistą, saugumą, malonumą. Hipervartojimas regis žada džiaugsmą viską turėti. Hipervisuomenė, internetas regis pateikia pasaulį po ranką ir siūlo didžiausią žmogiškųjų santykių tinklą, vadinamų draugų tinklą, nesibaigiančius žaidimus ir filmus. Naudodamiesi internetu galite save palepinti, kada panorėję, vos tik širdis pajunta menkiausią liūdesio užuominą. Aldouso Huxleyo knygoje Puikus naujas pasaulis valdytojas giriasi jo sistema, giriasi, kad jo sistema išsprendė laimės lygtį. Cituoju, pasaulis stabilus, žmonės laimingi, jie gauna tai, ko nori ir niekada nenori to, ko negali gauti. Iš tikrųjų, pasaulis neprilygome šito lygmens. Pasaulis tikriausiai dar niekada nebuvo toks nestabilus, o žmogaus širdis dar niekada nebuvo tokia nepatenkinta. Žinokite, Prancūzijoje, man atrodo, kad yra viršūnė šito reiškinio. Malonumas laikinai patenkina ir paviršutiniškus troškimus, tačiau po paviršutiniškų malonumų patenkinimo visuomet, kaip žinome, seka nusivylimas, kurį turi padėti pamiršti naujas malonumas. Šis pasaulio dievas, kuris iš tiesų yra negailestingas vergvaldys,
egzistavo jau senovėje, jau antrajame amžiuje. Lotynų poetas Juvenalis atkreipė dėmesį į baisų paviršutiniškų troškimų tenkinimo pavojų. Štai ką jis sakė. Šie romėnai tokie pavydūs, tokie išdidūs, kadaise valdę karalius ir tautas. Ir viešpatavę nuo Kapitolijaus iki abiejų žemės pakraščių, dabar vergauja sugedusiems malonumams, ko jiems reikia, duonos ir cirko žaidimus. Panem et circenses. Petras nebuvo romėnas, o Galilėjos žvejo darbas neleido jam mėgautis Romos gyventojų, jau nekalbant apie šiuolaikinio žmogaus gerovę. Tačiau jis jau spontaniškai reagavo, atmesdamas kenčiančio nukryžiuoto mesijo idėją. Tai ir yra mūsų tikėjimo slėpinys. Tai taip pat krikščioniškosios laisvės slėpinys. Kristus atėjo atnešti gyvenimo pilnatvės, amžinojo gyvenimo mainais į gyvenimą, kuriame vadovaujamasi tiesa ir meile. Savęs dovanojimą iki pat gyvybės atidavimo. Štai kodėl bažnyčia kasmet švenčia Velykas ir po kelių mėnesių primena šlovingojo kryžiaus slėpinį. Jei būtume pamiršę tai, ką prisimename kiekvieną sekmadienį. Buvęs Rusijos baptistų sąjungos prezidentas Jurijus Sipko yra pasakęs štai ką. Kai sutinku su tikėjimo broliais, ypač jaunais žmonėmis, prašau jų įvardyti krikščioniškasias vertybes, už kurias jie pasirengę mirti. Štai kur galima nubrėžti ribą tarp tų, kurie rimtai žiūri į savo tikėjimą ir tų, kurie to nedaro. Šiandienos Evangelija mums primena, kad visada būsime gundomi būti tais, kurie to nedaro. Ir Evangelija ragina mus dar kartą išgirsti labai tvirtus Kristaus žodžius. Mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Kitą dieną po kryžiaus išaukštinimo šventės bažnyčia prisimena mergelę Mariją. Įžangos giesmė ir posmelis prieš Evangeliją mums tai priminė. Kodėl būtina prisiminti Jėzaus sopulingąją mergelę Mariją? Nes to reikia, nes Marijos širdis yra stipriausias argumentas priimti Jėzaus žodį. Geriausias, tikriausias kelias, kuris veda į Jėzaus širdį ir į gyvenimą, kurį jis duoda. Amen.